Brangūs medžiotojai, nebūkite suklaidinti. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija tikrai neketina nieko skaidyti ar tuo labiau perimti kažkieno nekilnojamą turtą, šaudyklas ar kitą infrastruktūrą. Priešingai, esu čia, kad įneščiau aiškumo ir atsakyčiau į bet kokius gandus ar manipulacijas. Pradėsiu nuo to, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija jau 3 metus iš eilės siekia sutelkti medžiotojų bendruomenę bendram tikslui bei užkardyti bet kokį netinkamą elgesį su bendruomenės turtų rajonuose ar bet kur kitur, kaip ir bet kokias kitas veiklas, nederančias su medžiotojų vardu. Bet tam reikia kiekvieno jūsų pagalbos. Vieni mes to padaryti negalime. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija neturi jokios įtakos rajoninėms draugijoms ar skyriams, tai reiškia, kad mes negalime nei kontroliuoti ar kaip nors įtakoti rajoninių draugijų veiklos ar darbo. Priešingai nei mes, tai yra LMŽD, rajoninės draugijos ir skyriai turi įtaką mums, ne tik nuo jų priklauso, kas bus atsakingas už LMŽD veiklą ir iš ko mes gyvensime. Tai reiškia tiek LMŽD finansavimas, tiek visos draugijos veikla tiesiogiai priklauso nuo draugijų ir skyrių. Tik jų surinktų mokesčių dėka, kuriuos reikia pagarsinti, sudaro 5 ir 1 eurai per metus ir už kuriuos yra išlaikoma visa LMŽD centrinė administracija. Čia norėčiau patikslinti, kad 5 eurai yra metinis narystės mokestis, o 1 euras nuo medžiotojo keliauja į komunikacijos biudžetą ir už tai esame be galo dėkingi tiems, kurie sumoka sąžiningai ir laiku šios mokesčius. Tad norime pasidžiaugti ir pagirti kai kurias sąžiningas rajoninės draugijas bei skyrius, kurių indėlio dėka galime egzistuoti. Esame be galo dėkingi kiekvienai jų, kuri būtent pasirinko skaidrumo ir atvirumo kelią, viešai deklaruoja savo narių gretas, dalinasi geriausiomis patirtimis, neslepia nei vieno valdymo sprendimo, nei finansų, nuo mūsų, nei nuo savo narių. Prie tokių galime priskirti Tauragę, Uteną, Kėdainius, Raseinius, Kupiškį, Alytų, Šakius, Jurbarką, Kauną, Joniškį, Akmenę, Trakus, Vilkaviškį, Prienus, Šilutę, Švenčionis, Ukmergę, Vilnių, Kaišiadoris, Širvintas, Mažeikius ir Klaipėdos rajono draugija. Nors išvardintų rajonų atrodo daug, tai tik pusė nuo visų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių. Būtent šie rajonai yra gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie įkvepia ir motyvuoja judėti mus visus į priekį. Tačiau nepaisant jų, vis dar susidurime ir su kiek kitokiais principais, besivadovaujančiomis rajoninėmis draugijomis, kurioms skaidrumas, viešumas yra didžiausias priešas. Yra tokių rajoninių draugijų, kurios neparodo tikslaus savo narių skaičiaus, taip nesumokėdamos nario mokesčio į centrinę Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administraciją. Tokių atvejų mažėja, bet neramina tai, kas vyksta rajoninių draugijų viduje ir tai kenkia mūsų visai bendruomeniai, jos ateičiai ir reputacijai. Turbūt jau daug kas girdėjote, tad trumpai apžvelgsime apie tai, kas nutiko Marijampolės LMŽD skyriuje. Preliminariais duomenimis Marijampolės krašte yra kiek daugiau nei 1000 medžiotojų, kuriuos vienija apie 30-40 klubų ar būrelių. Deja, bet LMŽD skyrius, būtent Marijampolės skyrius, keletą pastarųjų metų neteikė tikslių duomenų apie medžiotojų skaičių minėtame rajone, neteikė jis ir finansinių ar veiklos ataskaitų, kaip pridera registrų centrui ar mums administracijai. Tačiau jam priklausė visa eilė nekilnojamo turto, kaip ir patikėjimo teise iki tol valdyti vandens telkiniai. Taigi
skyriaus veikla nepateisino medžiotojų bendruomenės lūkesčių. Vadovų elgesys buvo daugiau nei keistas, tad ilgainiui jis tapo neveiksnus, jame liko vos keli klubai ar būreliai. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, toks skyrius tampa neveiksnus, todėl jam gali būti pradėta likvidavimo procedūra, o kadangi dar buvo neteikta ir veiklos ataskaitų valstybei, tai dar viena priežastis jį likviduoti. Kaip aiškėja, galimai tai buvo pagrindas skyriaus vadovybės tikslams, būtent pašalinus narius sprendimų priėmimui susijusių su turtu, finansinėmis ar veiklos ataskaitomis nereikia jokio pritarimo. Tad skyriaus vadovybė įgijo pilną teisę disponuoti jo turtu, kaip nori, tik būtent jie, o ne bendruomenė visa esanti rajone, pirkti keistas paslaugas, mokėti savo ar savo artimiesiems atlyginimus, apskaityti keistas išlaidas, tai kitaip tariant pasisavinti, kurias vėliau uždengti draugijos turtų ir panašiai. Tad ilgainiui visas medžiotojų turtas Marijampolės rajone, būtent skyriui priklausantis pastatas, atsidūrė naujų šeimininkų rankose, bet nebūkite suklaidinti, minėti šeimininkai ne kas kiti, o artimi su skyriaus vadovybė susiję asmenys ar jų šeimos nariai, kaip ir vandens telkiniai, kuriais disponavo skyrius iki tol, tai yra žuvino ir prižiūrėjo medžiotojų bei žvejų bendruomenės surinktomis lėšomis. Vėliau juos būtent tos telkinius perėmė su skyriaus vadovybė susiję tretieji asmenys, taip vadinamo konkursų būdu. Marijampolės draugijos skyriaus pastatas vienas didžiausių nekilnojamų turto objektų, kurie priklausė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos organizacijai, o tai tiksliau kiekvienam šalies medžiotojui, kurio jis neteko, nes mes skaitome, kad visas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai priklausantis turtas, tai yra 1/30 tūkstantoji nuo visų šalies medžiotojų. Šiuo metu šis skyrius yra likviduojamas, kaip bebūtų gaila, bet mes darome viską, kad minėta procedūra būtų sustabdyta, o turtas teisėtai priklausantis šalies medžiotojų ir žvejų bendruomeniai vėl būtų naudojamas skaidriai ir tinkamai. Ir deja, tokių atvejų yra šalyje ne vienas. Kaip pavyzdį noriu pateikti keletą skaičių, kad LMŽD narių mokančių nario mokesčius yra virš 15 tūkstančių medžiotojų. Tiesa, reikia patikslinti, kad bendrai kartu su garbaus amžiaus nariais, kurie turi garbės statusą, yra 18 tūkstančių. Tai reiškia, kad bendrai sumokami medžiotojų nario mokesčiai vien už metinę narystę siekia 500 tūkstančių eurų per metus. Dar panašiai tiek surenkama už visas kitas viešasias draugijų teikiamas paslaugas, naujų medžiotojų rengimą, saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimus, rajoninėms draugijoms priklausančio nekilnojamo turto nuomą, žvejo bilietus ir jų platinimą, medžioklės trofėjų matavimus ir kitas papildomas organizuojamas veiklas ar paslaugas. Preliminariais skaičiavimais LMŽD priklausančios medžiotojų bendruomenės biudžetas sudaro per metus apie 1 milijoną eurų, tačiau iš minėtų lėšų centrinė draugija nepasiekia nei 10% nuo bendro surenkamos sumos, būtent tai yra tik 85 tūkstančiai eurų per metus, o centrinė LMŽD yra atsakinga už visų šalies medžiotojų interesus, pradedant politiką, teisinę pagalbą, konsultacijas, renginių organizavimą ir kitas veiklas. Joje priešingai nei kai kuriuose draugijose dirba keli specialistai, iš kurių daugiau kaip pusė net ne pilnu etatu, o iš idėjos pačios ir visuomeniškai. Na ir pasinaudodamas progą noriu nuoširdžiai jiems visiems padėkoti.
Medžiotojų kursus Lietuvoje organizuoja daug kas, tad vieni jų kokybės atžvilgių būna geresni už kitus ir skiriasi tas paruošimo lygis, o draugijos laikomi saugos egzaminai taip pat skiriasi, kaip ir gaunamos pajamos už juos ar kursus, kuriuos apmoka nauji mūsų bendruomenės nariai. Lygiai taip pat ir nario mokestis, kaip ir paslaugų įkainiai, vienur vienokie, kitur jau kitokie. Šalyje nario mokesčiai svyruoja nuo 15 iki 40 eurų ir kodėl vieno rajono medžiotojai moka perpus mažiau nei kitų, paaiškinti negaliu, nes sprendimus dėl nario mokesčių ir paslaugų įkainių priima būtent pačios rajoninės draugijos ar skyriai. Kodėl kai kurios draugijos yra pavyzdinės, vadovaujasi geriausiamis praktikomis, traukia ir būrė bendruomenės aplink save, nežinau, bet kaip pavyzdį galiu įvardinti mano galva top 5 esančias draugijas, tai Utenos, Kėdainių, Tauragės, Jurbarko ir Alytaus. Tai šitos draugijos mano vertinimu yra tikrai labai veiklios, aktyvios ir nuveikiančius apčiuopiamus rezultatus. O kitur yra taip, kad rajoninių draugijų veiklumą lemia tik tų draugijų vadovybė ir juos priimti sprendimai. Jei sprendimai geri, tai veikia veikla ir viskas vyksta gerėjančią linkme, jei sprendimai netinkami, tai nieko ir nevyksta ir tas neveiklumas atliepia medžiotojų nepasitenkinimą. Kaip ir klubai ar būreliai, tarp kurių vieni yra atviri naujai medžiotojų kartai, dalinasi žiniomis geriausiamis patirtimis, ugdo būsimus medžiotojus ir puoselėja europietišką medžioklę, o kiti renkasi kitą kelią, bet tiek vienus, tiek kitus jungia vienas bendras žodis – medžiotojas. Ir tik nuo mūsų pačių priklauso, koks bus ateityje, koks tas žodis ir pati medžioklė bus ne tik mūsų akivaizdoje, bet ir visuomenės įvaizdyje. Ar tai bus tas, kuris myli ir saugo gamtą, daro viską, kad ji teiktų džiaugsmą kiekvienam Lietuvos piliečiui, kovoja su aplinkosauginiais pažeidimais, brakonieriavimu, yra atsakingas, puoselėja geriausias medžioklės tradicijas, rūpinasi žvėrių gausa, ar vėl bus tuo, ko buvo ilgus metus, įkalintas prastose stereotipuose, iš kurių pradėjome vaduotis. Kreipiuosi į kiekvieną atsakingą Lietuvos medžiotoją, neleiskit būti suklaidinti, LMŽD nieko neketina griauti ar keisti, priešingai norime sutelkti visus bendrai veiklai, kurie geriausi draugijų ar skyrių valdymo pavyzdžiai įkvėptų, keistis kitus, atvirumas keistų uždarumą, skaidrumas taptų visų vertybė. Nelikite abejingi Lietuvos medžiotojų ateičiai, būkite aktyvūs, reikalaukite savo teisių, atstovavimo savo rajonuose, dalinkitės geriausiamis praktikomis, jokių būdų netoleruokite viešumo stokos, žaidimų už akių, intrigavimo ar skaidimo, manipulacijų ar neskaidrumo atveju. Juk kiekvienas iš jūsų yra toks pat medžiotojas kaip ir aš, ar vietos draugijos pirmininkas turintis tokias pačias teisės į rajono draugijos turtą ar sprendimus. Būkite aktyvus, kelkite klausimus, reikalaukite atsakomybės jums veiklos ar turto ataskaitų. O geriausių draugijų ir skyrių pirmininkai, kelkite į priekį geriausius pavyzdžius, dalinkitės geriausiomis patirtimis, darant, kuriant mūsų bendruomenės permainas bei kartu toliau kurkime naują Lietuvos medžiotojų ir žvejų vardą. Vardą, kuris simbolizuotų pokyčius, meilę gamtai, skaidrumą ir atsakomybę.